Sveiki atvykę į pirmą Kodėl ne epizodą. Mes rebrandinom mūsų visą kanalą, pakeitėm pavadinimą, pakeitėm logo, jeigu dar anksčiau nes mūsų žiūrėjo. Ir tai yra pats pirmas mūsų podcastas, kurio pavadinimas jau yra Kodėl ne. Ir šio podcasto tema yra, ar sušalus gauni peršalimą. Tai pavyzdžiui, jeigu jums kažkada ten mama ar tėtis sakė, neik su šlapia galva į lauką, nes sušalsi, arba močiutė, nežinau. Arba ten užsidėk šaliką, nes peršalsi. Tai kaip iš tikrųjų, ar pats šaltis, kaip temperatūra, yra susijęs su peršalimu, kas yra liga. Apie tai pakalbėsim. Išsiaiškinsime. Taigi, mes abu su tavim pasidarėm tokius kaip ir researchus. Aš pagrindę ieškojau visokiausių video, googlinau ir panašiai. O Tajus ieškojo pačių jau grinų eksperimentų, bandymų, kurie buvo daromi ir kurie buvo aprašyti. Ir ėjo iki, taip sakant, pačio to pirmo taško, pagal kuriuos ir semėsi visi tie video, Google'as ir taip toliau. Aš pasirašiau bendrą informaciją, kurią jums tuoj pateiksiu, o Tajus jums pateiks kažkokius konkrečius bandymus. Pradėsiu aš, ne? Taip. Pradėk, Adomai. Gerai, tai pradėkime nuo pačio pirmo punkto, kas iš viso yra peršalimas. Iš esmės, peršalimas yra tiesiog simptomų rinkinys. Tai nėra kažkokia kaip liga kažkokia, tiesiog, pavyzdžiui, jums ten bėga nosis, kyla temperatūra, galbūt kostit ir tada reiškia jūs tikriausiai peršalot. Dabar, kas lemia peršalimą? Va čia jau yra įdomesnė dalis. Apie 50% atvejų peršalimą lemia Reino virusas. Bet šiaip jau yra tų virusų ne viena šeima, jeigu teisingai atsimenu, bent 8. Ir tose šeimose taip pat yra labai daug virusų variacijų. Tai žodžiu, tų virusų yra labai daug. Nežinau, kodėl 50 maždaug atvejų lemia vienas. Čia keista truputį, ne? Tikriausiai. Jie yra labai sėkmingi virusai. Jo, aš nežinau, kodėl tiek daug lemia vienas virusas, kai jų ten yra labai daug, bet kažkaip taip yra. Tikriausiai jums kyla klausimas. Iš kur jis ateina, tas virusas? Iš kur tas virusas ateina? Na, tai aš ir sakau, iš kitų žmonių. Ką? Tai ne iš šalčio? Bum! Ne iš šalčio! Tiesa yra tokia, kad jeigu jums šalta, tai pats virusas iš šalčio neateina. Jis ateina nuo kitų žmonių, va, pavyzdžiui, nuo manęs į Tajų. Ne. Gerai. Tai jis ateina iš kitų žmonių ir dažniausiai jūs jį galite gauti per daiktus arba per rankas, nes dažniausiai žmonės, pavyzdžiui, kai kažką daro ir kalba tą virusą iš burnos, išspjauna ant rankų, ane? Ir tada, kai kažką su rankom daro, liečia daiktus visokiausius, jo. Tai... Čia buvo pavyzdys. Tai va, tai kai liečia visokiausius daiktus ir panašiai, tai tada tas virusas persiduoda tų daiktų ir, tarkime, durų rankenas, paliečia vienas žmogus, paliečia kitas, trečias, ketvirtas, labai daug žmonių ir kai jūs paliečiat, tada tas virusas gali užšokti pas jūs ant rankos. Tuomet, kai jisai yra pas jūs ant rankų, jūs dar jo nepasigavot, viskas gerai. Galite nusiplauti rankas, nusidezinfekuoti, nežinau, ir tada turėtų jo nebelikti. Bet kai jūs paimat savo rankas ir jas dedat prie burnos, prie nosies ir veidą tiesiog, tada tas virusas šoka į jūsų burną nosį ir jūs taip pasigaunat virusą. Kitaip tariant, šaltis viruso neduoda. Virusą duoda kiti žmonės, kurį jūs dažniausiai pasigaunate per rankas. Judam toliau. Ar tai, kad šaltas oras duoda peršalimą, yra mitas? Tai jau kaip ir minėjau, tai dalinai yra mitas, nes pats šaltas oras peršalimo neduoda. Bet jis turi įtakos peršalimui. Todėl, kaip ir mama visai neklysta, kai sako, kad užsidėk ten šaliką, ne? Taip, neprašau visgi būtų užsidėti jo, šaliką. Arba šlapia galva neiti į minus 20 laipsnių temperatūrą lauke, jeigu, tarkim, žiema. Tai, kodėl taip yra? Kodėl taip yra? Kodėl šaltas oras prisideda prie peršalimo? Tai yra keletas dalykų, dėl ko tai vyksta. Tarkime,
kai atsiranda šaltas oras, tai daugiau žmonės renkasi viduje. Tai reiškia, daugiau žmonių leidžia laiką viduj, jeigu vyksta kažkokios šventės, jos nevyksta lauke, jos nevyksta ten, kur yra gera automatinė ventiliacija. Tai prasme, natūrali ventiliacija. Viskas būna uždaryta vieno patalpoj, visi prikvepuoja, visi liečia tos pačius daiktus ir natūraliai tam virusui yra tiesiog daug lengviau plisti. Tai net nėra atskirai susiję, kad tu sušali ir tu gauni virusą, bet tai tiesiog, kad bendras žmonių elgesys priverčia, leidžia virusui lengviau plisti. Plius tos patalpos tikriausiai nėra vėdinamos taip dažnai, kaip vasara būtų, pavyzdžiui. Jo, nes tiesiog šaltas oras, tai tu nori, jeigu pašildyt namą, tu jį uždarai nuo išorės. Bet yra taip pat kitas dalykas. Tai kai tu sušali, ypač jeigu tu sušali kažkur prie veido, tai tarkim kaklas peršala, galva ir panašiai, tai tada tavo kraujagyslė susitraukia. Ir čia jau aš tiksliai nežinau, kodėl, gal tai žinos, bet kai tavo kraujagyslė susitraukia, galbūt ten atneša mažiau kažkokio dalyko. Leukocitų mažiau atneša, kas gina nuo virusų. Tai tai dėl šitos priežasties atneša mažiau leukocitų ir tuomet virusui yra tiesiog lengviau tave pasiekti. Taip. Ir tu jau gali turėti virusų savyje ir tada, pavyzdžiui, tu sušali ir tie virusai pabunda. Taip. Ir jie tokie, dabar ateini čia. Bet jeigu tu neturi virusų savyje, tai tada tu gali, ten, nežinau, maudytis, šaltį, ten. Jo, vaikščiot basam, sniegė, su šlapiais plaukais, va taip. Jo. Tai kasgi tuomet lemia tavo blogą savijautą? Nes tugi jauties blogai, kai tu peršvilė, ne? Taip. Ir jeigu šaltis nelemia to, tai natūraliai lemia virusas galvojate, ne? Gauni virusą ir tu toks, oi, dabar aš blogai jaučiuosi, nes virusas tai padaro. Taip. Ne! Rimtai? Ne. Kodėl ne? Kodėl ne? Aik tu savo. Pagaunat mintį. Paprenumeruokite. Nes kodėl ne? Gerai, juokingi, mes savo patys esam. Apie ką mes kalbėjome? Ai, ne virusas sukelia tą tavo negalavimą, o tu. Aš? Jo, tu galvoji, tavo organizmas, va dabar įsivaizduok, tu esi virusas, ne? Aš esu virusas. Jo, tu ateini, toks sakai. Aš atėjau. Jo, ir aš sakau, aš nenoriu, kad tu čia būtum, čia mano rūsys, išeik prašau, bet tu neišeini. Aš neišeisiu, ką tu čia? Jo, va būtent. Ir tada aš sakau, blemba, man tave reikia išvaryti. Tai aš, pavyzdžiui, pasiemu, nežinau, ten, gesintuvą kažkokį, tai. Jo, gesintuvą pasiemu. Ir tada aš pasiemu tą gesintuvą. Dabar neįsiu, bet įsivaizduokit. Pasiimk, tu tiesiog pakelk. Pasiemu gesintuvą tada. Išsitraukiu šitą šlangą. Ir tada. Ne. Mykolai, įdėsiu efektą. Ir purškiu. Aš atsikeršysiu. Tai tuomet, kai aš purškiu, nors tai šeima nieko blogo nepadarė, bet jis man tiesiog nepatinka iš savęs. Kaip žmogus. Kaip virusas. Kaip virusas, jo. Tai tuomet aš nupurškiu taju, bet kas atsitinka, kad to viso birzgalo, kurie aš nupurškiau jį, pilna ant sienų, ant grindų, jo? Ir tajus išeina, jis sako, fuck off, aš čia neliksiu, man nepatinka, kaip tu elgiesi su manim. Kitaip sakant, pradėsi kosit, pradės bėgt nosis ir temperatūra pakils. Būtent visi tie dalykai reprezentuoja šitą gesintuvą. Nes po to, kai ateis direktoriai į rūsį, tu tokia, what the f... Kas čia vyksta? Ta prasme, kodėl čia visur yra išmėtyti purslai kažkokie ir panašiai. Ir jai bus nemalonu. Bet tą nemalonumą tai aš pats sukeliu. Tai lygiai taip pat ir su jūsų organizmu. Jūs įsileidžiat virusą, bet ne virusas padaro jums temperatūrą, ne virusas padaro jums slogą, ne virusas padaro jums kosulus. Pats organizmas šitai bando tą virusą nužudyti.
Su pakelta temperatūra, jis, man atrodo, jį sulėtina, galbūt ir sunaikina visiškai, bet bent jau dalis, man atrodo, yra tiesiog sulėtinti virusą tikslas, o su tais kosuliais ir snargliais tai yra tokios gleivės, su kuriam organizmas sugaudo tos virusus, tipo tenais, nes jos tokios lypnės ir da jos bando pro nosį ir pro burną tipo išmest. Būtent. Tai va, tai čia jeigu galvojat, kad virusas jums sukelia tos visus dalykus, klydot. Tai kaip tuomet visą tą reikėtų pagydyti? Būdai yra tokie. Visų pirma, reikia tiesiog ilsėtis, nes jeigu jūs, tarkim, sergat ir jūs dar sportuojat, tai, jums bus dar didesnis ragas, kitaip tariant. Jums bloga, jums nefaina, ne? Nes jūs persišaldėt ir virusas aktyvėja. Tai kaip tada jums visą šitą pagydyti? Poilsis, kaip ir minėjau, labai svarbu. Kodėl? Nes, organizmas taip geriausiai gali susifokusuoti į tą reikalą. Kaip pagydyti, kaip išmesti virusus iš jūsų namų. O ne tuo pačiu, kaip ten daryti dar kažkokius daiktus. Tai va, tai ilsėtis, gerti daug vandens, nes jūs daug prakaituotumėt, tikriausiai. Turėtumėt bent jau prakaituoti daug, kai sergat ir prarandat skysčių daug. Tai gerkit vandenį. Tuomet, kaip apsisaugoti in the first place, čia šiaip truputį grįžtam atgal, kaip apsisaugoti, kad negautume to viruso pačioj pradžioj, netyčia netaip susidėliojau punktus, tai yra apsaugokite kvėpavimo takus. Galite naudoti, pavyzdžiui, šaliką arba kažkokį tai kakliuką, kaip tai veikia ir kodėl tai veikia. Visų pirma, galimai, čia nesu tikras, bet virusam tiesiog sunkiau praeiti, truputį veikia kaip kaukė. Bet pagrindinis veikimo principas tai yra, kad tiesiog jūs, kai kvėpuojate į juos, sušildo orą ir jis sudrėksta nuo jūsų, nes jūs iškvėpėt drėgną orą. Ir drėgnas karštas oras yra gerai, virusam nėra gerai. Virusam patinka šaltas sausas oras, tada išdžiūsta jūsų burna, nebelieka seilės ir to skysčio, nebepadeda kovoti su virusais ir jie tada gali ten tūsint. Išleiskit patūsint, išleiskit pareivint. Gerai, kodėl yra su šaliku būt ir užsidengus ir jeigu ten šilta ir drėgda, tai nes tada bėgs kraujas į jūsų nosį, o kai yra kraujas, yra gynybinė siena, tie leukocitai ir jie, jeigu pamato virusą, jie jį sušaudo. Tai tada, kaip sakant, blogai virusui. Bet jeigu tu be šaliko ir tavo kraujas ten nebėga, nes šalta, tada virusas gali tiesiog įeiti, nes ten nėra apsauginės sienos. Toliau galite neliesti savo veido, tiesiog neplautom rankom. Ir šiaip bendrai tiesiog dažnai plaunant rankas, manau, turėtume sumažinti visą tą tikimybę užsikrėsti. Einant toliau, miegokit. Miegokit daug ir dabar pateiksiu statistiką. Kaip tajus, jam labai gerai sekasi šiaip miegoti. Dabar su broliu ten sudarė dylą, tai visada 10 valandų jau miega, čiuvakas. Pateiksiu tokią truputį mažą statistiką, tai kad jeigu jūs miegat mažiau negu 5 valandas miegot, tai reiškia ten 2, 3, 4 valandas per naktį, per parą, sakykime, tai gali lemti apie 60 ar net 70% imuniteto susilpnėjimą. Tai yra labai daug. Kitaip tariant, jeigu jūsų imunitetas buvo 10 balų, tai vien dėl to, kad jūs miegat mažiau, jis gali būti, tarkim, pagal šitą 3-4 balai. Tai tarkim, įsivaizduokit, jeigu jūsų imunitetas yra 3 balai, o buvo 10, tai reiškia, jums reikia 3 gubai daugiau imuniteto, kad jūs grįžtumėte ten, kur buvo. Jūs įsivaizduojate, 3 gubai daugiau, kad grįžtumėte ten, kur buvo. Bet ir tai, 3x3 yra 9, tai net nebūtumėte ties 10. Tai va, jeigu, pavyzdžiui, 4 balai, tai jums reikia 2,5 karto, kad grįžtumėte ten, kur buvo. Tai čia yra labai didelės skaičiai. Praranda daugiau negu pusę imuniteto. Toliau, jeigu jūs miegat nuo 5 iki 6 valandų, tai tuomet imunitetas susilpnėja apie 30-50%, jau geriau, bet vis tiek iki pusės galite prarasti. Ir tuomet miegoti 7-8 valandas yra gan optimalu, tuomet jūsų imunitetas nesusilpnės. Tai va, tai miegas irgi yra super svarbu. Na ir galiausiai, 2 paskutiniai dalykai, tai tiesiog gerkite daug vitamino C ir D. Kodėl? Nes tiek vitaminas C, tiek vitaminas D labai padeda imunitetui. Ir, pavyzdžiui, vitamino D ypač žiemą labai trūksta, nes tiesiog labai mažai saulės gaunam ir todėl negaunam tiek daug to pačio vitamino, nes jo daug ateina iš saulės. O vitaminas C, tai jo irgi gali trūkti, nes tiesiog jis daug ateina, kaip suprantu, iš vaisių ir daržovių.
Tai jeigu jūsų mityba iš tų dalykų trūksta, o aš manau šiais laikais visai gali trūkti, ne? Tai tuomet irgi jo tikriausiai nebūtų prošal pagerti. Tai, o jie abu yra gan svarbus. Na ir galiausiai tiesiog nepatirkit streso, nes stresas žaloja jūsų imunitetą ir sveikatą. Tai. Apie tai padarysim kitą video. Warrenas Buffettas laimingiausias žmogus planetoje. Tai čia iš mano pusės kaip ir viskas. Tai jau, tavo eilė. Gerai. Kalbėti. Mano klausyti. Taigi, aš visų pirma suklaidinau temą, dalinai ir Adomas suklaidino ir aš susiklaidinau. Aš pagrindę researchinau, kas bus, jeigu tu pėdas sušaldinsi ir tada ar susirgsi dėl to. Kas šiaip tik vienas tyrimas apie tai. Ir dar truputį, kas jeigu kažkur kitur susišaldysi ar susirgsi. Tai aš galbūt pirmą apskritai ne apie pėdas pasakysiu, nes Adomas pagrindė ne apie pėdas kalbėjo. Jis iš tikrųjų pėdų net neminėjo. Ne kartą. Tai va. O dabar jau labai daug paminėjom pėdų. Jo, dabar jau daug pėdų. Vienas tyrimas, popierius, straipsnis, jis išanalizavo tokius kitus straipsnius, ar juose šitie tyrimai teisingi, ar tipo, jeigu tu sušalai kažkokią vietą savo, ar tai lemia į susirgymą. Jo išvada buvo, kad gal ne, nes tie tyrimai buvo 50 metų senumo, jų metodai ten buvo 5-6 žmonės, kai reikia ten kelių šimtų, taip pat metodai buvo truputį atsilikę, nes 50 metų atgal. Bet jis vis tiek priminė, kad tokia stipri nuomonė nesusidaro šiaip savo. Vis tiek didžioji dalis žmonių mano, kad jeigu tu sušali kažkokią dalį, tu vis tiek susirgsi dėl to. Ir tai yra tikriausiai šiandienovės išmintis. Taip, šiandienovės išmintis. Tai jis dėl to vis tiek padarė 3 hipotezes, nes visos susijusios, kodėl taip galėtų būti. Ir jos visos ir skamba mokslininkams toks, skamba normaliai, bet nėra pilnai ištestuota. Tai jeigu ką, tai čia gali būti ir klaidinga, bet daktarų tokie, jeigu paklaustumėt daktarai, sakytų, jo, skamba normaliai. Tai va, pirma hipotezė, kodėl tu susirgi sušalęs. Visų pirma, jeigu tu staigiai atvėsini kažkokią konkrečią kūno dalį, kaip rankas, pėdas, galva, tada susiaurėja tavo kvėpavimų takų šitos kraujagyslis, jo. Jos susiaurėja. Kas atsitinka, kai susiaurėja, čia jau antra hipotezė. Bet būtent svarbu, kad kvėpavimo takų. Jo, kvėpavimo takų. Aš nežinau, kaip... Nes jeigu tavo rankos kraujagyslės susiaurėja, tai tau dzin. Jo. Na bent ten virusas kažkoks ir tada ranką supūs, bet tikriausiai ne. Tada antra hipotezė, kas atsitinka, kai susiaurėja, tai sumažina kraujo tekimą į tą lokaciją. Kas yra kraujyje, tai yra leukocitai. Ką ir sakėm prieš tai. Jo, tai leukocitai, įsivaizduokit, yra tankai ir jie šaudo įsibrovėlius ir gydo. Jeigu tankų nebus, tai virusai ten ir... Gydo ne virusus, gydo tave. Aš sakiau, gydo virusus? Tu sakai, šaudo virusus ir gydo. Gydo tave. Šaudo virusus ir gydo tave šaudydamas virusus. Jeigu nesušaudo virusų, tai virusai ten ir bus, ir plėsis, ir jie lys giliau į tavo šnereves, kaip virusai daro dažniausiai. Jo, jie mato šviesą tunelio gale, už jų šviesa šiaip yra, jie į kitą galą žiūri. Jo. Ir jie tada galvoja, mes eisim iki galo. Taigi, kadangi nėra kraujo ir nebėra tankų tavo nosyje, kas yra leukocitai, jie, vienu žodžiu, įsibrauna virus. Virusas įsibrauna ir tenais dauginasi. Čia buvo trečia hipotezė. Žodžiu, trečia hipotezė ir yra. Gerai, taip pat, ką svarbu paminėti, kad jeigu tu sušali, tu neužsikriti po to, kai jau sušali. Jeigu, ką Adomas ir sakė, tu sušalai, Sušali dėl viruso, ne dėl to, kad tu sušalai, tik tas šaltis padeda virusui. Jo, tai reiškia, jeigu ten buvo tankai ir jie šaudė virusus, virusai visada ten buvo, tik jų buvo mažiau. Ir jie galbūt buvo silpnesni biški. Bet kai tankai dingo, jie tokie išsprogsta.
Tai moksliškai tai vadinasi subklinikinė ir klinikinis virusas. Subklinikinis tai yra virusas yra tavyje, bet jis neaktyvus. Taip, ir tu negali rasti jokių simptomų jo. Tai tipo tau nekaršta, tau nekarščioji, nėra snarglių, nekosai, bet virusas vis dar tenais yra. Ir sekundę, kada dingsta tavo apsauginė siena, tada virusas išsiplečia. Ir kai jis išsiplečia, tada tavo kūnas toks, jis plečias, reikia jį nušauti dar labiau. Ir tada... Jo, mes galvojam, kad čia netikras pavojus, bet pavojus tikras. Taip, ir tada viską metai, visą kraują sugrąžina atgal ir tada dėl kraujo įvyksta inflamacija, ištinimas ir tada tu pradedi... Tai va, dėl to. Ja, ir tau būna labai nemalonu ir nefainu. Tai gerai, tai čia apie bendrai, kas būna, kai sušali tokios hipotezės. Čia buvo to pirmo tyrimo, ane, išvados apie kitus tyrimus darytus. Jo, kurių šiaip nėra daug, jis ten tik 3 rado, kai darė, ir jie visi buvo 50 metų senumo. Bet va, tai toliau apie pėdas. Kas būna, jeigu tu sušaldysi pėdas? Ar tu susirgsi, jeigu sušaldysi pėdas? Ar susirgsi? Ar susirgsi? Man labai įdomu, pasakyk prašau. Atsakymas yra, gal. Tai va. Ačiū, labai. Už atsakymą. Jo. Tai va, tai šiame tyrime buvo 180 žmonių, tai jau geresni skaičiai, bet dar ne 1000. Ne 1000. Tai šie 180 buvo suskaidyti į 2 grupės. Viena, kurie mirkė kojas vandenį, kiti, kurie nemirkė. Pavadinsime mirkytojus ir sausuoklius. Tai va, mirkytojai mirkė pėdas savo 10 litrų šalto vandens, vanduo buvo 10 laipsnių Celsijaus ir laikė 20 minučių. Tada sausuokliai, jie irgi laikė kojas dubenį, bet jie laikė ne vandenį, o ore. Ir su savo batais ir kojinėm nepasiekė. Čia maždaug, kai tau vis tiek sumoka pinigus, kad tu darytum tą eksperimentą, bet nieko nereikia, tu darytum, tai tokie, tipo, ne, tu laikyk tas kojas. Jo. Tai va, tai šitie realiai tiesiog nešaldė pėdų, jie tiesiog laikė pėdas dubenį. Tai va, tai kas atsitiko, ką jie darė, tai po mirkymo ir po nemirkymo, arba po mirkymo ore, jie kiekvieną dieną matavo nuo 0 iki 3, kiek jie jaučias susirgę. Tai 0 yra sveikas, aš tobulai jaučiaus. 3 yra jau, blogai man, aš jau sergu ir temperatūra, ir kosčių, ir snargliai bėga. Tai va, ir iš viso 8 kartus per 5 dienas. Tai ten iš ryto, iš vakaro. Išvados, tai... Per 4 dienas. Jo, ten 4-5 rašė pasoj per... Žodžiu, tiesiog 2 kartus per dieną tipo turėjo pažymėti, ar jau jaučiasi, kad serga, ar ne. Jo. Tai va, išvados, kas atsitiko po tų 5 dienų, tai 26 iš 90 susirgo mirkytojai. Tai tie, kurie mirkė kojas, susirgė gal beveik 1/3 šiaip. Bet čia nebūtinai tipo, jau visiškai susirgę, bet tipo, gali būti, kad jeigu truputį jaučias jau, tai čia įskaito. O iš sausuoklių susirgo tik 8 iš 90. Tai galima teikti, jog 3 daugiau žmonių susirgo, kurie mirkė kojas vandenyje, kas yra 300% daugiau. Bet to pačiu tai gali būti ir visiškas atsitiktinumas. Nes tai, jog 8 žmonės susirgo iš tų, kurie iš 90, tai yra 10%, netoks jau ir mažas skaičius. Kitaip tariant, tie 8, kadangi jie kojų nemirkė, jie nesusirgo dėl to, kad jie mirkė kojas, reiškia, jie susirgo atsitiktinai. Kitaip tariant, paklaida yra. Bet dabar, kadangi buvo tik viena grupė žmonių, kurie nemirkė kojas, tai mes nežinom, kokio dydžio ta paklaida natūraliai galėjo būti. Ar 8 žmonės yra maždaug ta paklaida? Jo, ar iš tikrųjų gal čia tik tuo atveju 8? Gal, pavyzdžiui, būtų 5 grupės po 90 ir kiekvienoje grupėje nemirkė, gal vienoje grupėje 30 susirgtų, kitoje 25, kitoje ten 5 ir tik vienoje iš jų 8. Ir tada mes galvotume, tai čia visiškas atsitiktinumas, kitaip tariant, tie 8. Tai va, o ten, kur mirkė,
irgi tik viena grupė buvo. Tai tenais lygiai taip pat daugiau susirgo žmonių, bet mes nežinom, gal tai visiškas atsitiktinumas. Gal mes būtume paėmę, kur mirkė kojas ir ten kaip tik, pavyzdžiui, iš 5 grupių, tokių, kur mirkė, vienoje ten 7 susirgtų, kitoje 3, kitoje 2, kitoje 5 ir tik vienoje 20 ten kažkiek. Tai gal čia irgi visiškas atsitiktinumas. Tai va. Tai aš manau, reikėtų daugiau žmonių. Tai šiaip tyrimo išvada buvo, kad apie 10% daugiau susirga, jeigu tu mirki kojas. Kas šiaip, yra skirtumas, bet jis nėra toks didelis. Nes tuo pačiu dažnas, pavyzdžiui, tas savo kūno privedimas prie kažko, tarkim, šalto, iš tikrųjų tą imunitetą gerina. Tarkim, kaip šaltas dušas. Gal. Mes to nežinom, mes nedarėm ryšio. Jo, būtent apie tai mes nedarėm šį kartą tyrimo. Taip. Bet aš esu girdėjęs ir manau, jog tai yra tiesa, kad ir kažkur, kai šiandien klausiau irgi buvo paminėta, kad šaltas, tarkim, dušas padeda imunitetui. Tai jeigu tu nesusirgi ir pastoji tai darai, tai tuomet viskas gerai. Taip pat, man labai dažnai mama su močiute sako, kad nevaikščiučiau nuogas namuose. Ta prasme, ne pilnai nuogas, bet, pavyzdžiui, tik su maikė, kad uždėčiau džemperį. Arba kodėl tu vaikščiai namuose žiemą su šortais. Bet namuose tai 20 laipsnių Celsijaus. Tai man tiesiog patogu su šortais vaikščiot. Ir atsėt, kad susirgsi paskui. Tai dėl šito dalyko buvo taip pat parašyta, kad organizmas pripranta. Tai jeigu tu pastoviai tai vaikštai su šortais, tarkime, ties 20 laipsnių temperatūrą, tavo organizmas įpratęs ir jis nejaučia diskomforto ir tai neturėtų kažkom pakenkti. Jo, šiaip visose tyrimuose ir rašė, staigus atšaldymas. Tai čia, buvo nestandartinis dalykas visiems testuotojams, visiems dalyviam. Tai aišku, nežinom, va čia dėl to paskutinio dalyko, ar čia tiesa, bet, turėtų būti. Tai gerai, tai išvada. Ar sušalus tu gauni peršalimą? Ne. Bet truputį gali įtakoti galbūt. Bet šiaip gali būti teoriškai, kad galbūt truputį įtakos tau turės peršalimas, galbūt, gal. Ne, šiaip jau, jeigu rimtai, tai tu negauni peršalimo dėl to, kad tu sušali. Bet sušalimas gali lemti peršalimą. Taip. Tai, žodžiu, jeigu turit pasirinkimą sušalt ar nesušalt, rinkitės nesušalt, nebent tai darot pastoviai, kaip šaltas dušas. Ir jo, o jeigu sušalsit, tai ne dėl to peršalsit, o dėl to, kad virsą turėt. Bet taip pat yra tikimybė, kad jeigu nebūtume sušalę, vis tiek būtume susirgę, bet yra tikimybė, kad jeigu nebūtume sušalę, nebūtume susirgę. Tai, žodžiu, čia toks ant klaustuko. Kitaip tariant, sak, high risk, low reward, aš sakyčiau. Taip. Nėra. Arba medium risk, bet low reward, tai kam šalt, jeigu galima to nedaryti. Taigi prenumeruokite ir palaikykite, nes kodėl ne? Kodėl ne? Paprenumeruokite, kodėl ne? Nes kodėl ne? Nes kodėl ne? Jo. Iki. O dabar suprantat, kodėl? Kodėl ne? Iki. Oi, parduotuvė, o ne atsisveikinimas. Ne. Iki.